Sveikutėliai, gerutėliai, brangus inkilo žiūrovai. Pabudame ir kelkimės, vakarą kelts vėlavo, išplaukt, turbūt dėl audros, greičiausiai. Šiaip plaukia gan ramiai, 4:30 kažkur tai išplaukiam. Ryte tik vietoj 10:11, tai biški vėliau. Ką darysi? Užtat ramiau plaukiam. Tai buvau nuėjęs pasnaust, laukiu, žiūriu, atėjo laiks jau laipintis. Bet šiaip bandžiau ieškoti informacijos ten Alaine, dar kažkur niekur apie atidėjimą neradau, kad atidėt išplaukimus viską. Biški blogai iš tikrųjų. Tai laukiu, kai durnis prasidėjo dar iki gal kokią valandą, gal iki 12. Laukiu, galvoju, gal išplauks, po to pasižiūriu į laivą, žiūriu pas kapitono tiltelį, šviesą išjungta, galvoju, einu, aš irgi šviesą išjungiu, einu mėgoti. Tai pamėgojau kokias 3-4 valandas, normaliai taip. Baladojas karist į duris, pypsint, važiuojam. Gerai, važiuojam. Tai va, žiūrovai parašė dėl tų diržų, kam tos diržus riš. Tai pasirodo, ten tam būn vėjas, kai gers, jeigu biški ten pavargęs, stogą nuraun. Nuplėš stogą priekabai. Tai čia rimta priežastis gan. Niekad nepagalvojau, kad čia gali stogą, aš galvojau, gal čia kraipas, gal kad jeigu čia linguosis laivas, gal čia maždaug, kad krovinys neišdriptų, tipo lentas atvirtinti ar kažką, bet nežinau. Bet pasirodavo, kad stogą nuraun, tai čia įdomi. Čia atvažiavau iki parkingą, 11 nesigavo, 1 minutės pritrūko, tai sustojau. Pastovėsiu daugiau biškį, bet kad pradėti važiuoti, bet 1 minutę neužteko, paskaičiavau. Tai va, ką, važiuosiu šiandien arčiau iškrovimo, išsikrausiu. Pirmadienį daug darbo, daug iškrovimų. Neskaičiavau kiek, bet daug. Čia realiai turbūt per pirmadienį net neišsikrausiu. Čia pradėsiu netoli kažkur tai prie Mjolbe išsikrovinėti. Po to aplinkui Stokholmo. Tai matysim, kaip čia išeis. Visko nespėsiu, man atrodo, čia kokia 10 gal iškrovimų, gal 12 kokia. Po vieną palečikę. Nieka ten, vienas kariuko šakės nukrauni, kitas kariuko šakės. Porą palečių rokulo, tai taip nesunkiai. Va, turėčiau čia greitai. Tai va, tik žiniučio pradėjo biški šlapdirba tokia lengva. +2 yra, šiaip oras bjaurus toks. Aš neturiu nei striukės, nei kepurės net neturiu. Tik pasdžiūsna ant galvos uždėta vieną pitbosą. Ir viskas. Nieka reikiau suktis link namų, bus normaliai viskas. Nu ką, brangieji, tai buvau pamėgoti, atvažiavau parkingą čia, netoli iškrovimo. Kadangi naktis tokia pertraukta buvo, tai numėgau pasmelį, biškį užvalgiau makaroną išsiviriau. Kažkaip nenorėjau filmuoti nieko. Norėjau su savim pabūti. Ir su džiūsna pabendravom viską. Tai ką, einu toliau leist laiką. Tokia šiandienėlė nieko ypatinga labai. Švedijoje biškį geresnis oras negu Danija vakar buvo. Gal biškį šalčiau, bet vėjo tokia nėra čia. Tai va, jūra visai tokia buvo pusė velnio. Bet pareguliavo kapitonas, kad nebūtų per su išplaukimo laiku. Tai gerai. Tai va, iki kitų kartų.